Antras skyrius – automobilio valdymo įranga. Kad saugiai važiuotumėte, būtina gerai techniškai sutvarkyti automobilį. Ta geriausiai gali padaryti patyrę specialistai. Tad jeigu išgirdote pašalinius garsus ar prietaisų skydelyje įsižiebė signalinės lemputės, reikėtų sustoti ir išlipus apžiūrėti automobilį, jo variklį. Kad geriau suprastumėte automobilio gedimus, reikia žinoti jo darbo principus. Variklio darbo ciklai vyksta 4 taktais, kurių vienas yra darbo taktas, o kiti 3 pagalbiniai. Pirmasis taktas – įsiurbimas, kai stūmoklis judėdamas žemyn sudaro išretėjimą ir įsiurbiamas kuro mišinys. Antro takto metu šis mišinys suspaudžiamas ir žvakės arba slėgio pagalba uždegamas. Trečio takto metu atliekamas darbas. Dujos dega ir plečiasi, stumdamos stūmoklį žemyn, o šis suka alkūninį veleną. Ketvirtas taktas – deginių išmetimas. Variklis užvedamas starteriu, pasukant raktelį. Išgirdę variklį dirbant, raktelį paleidžiame. Sankabos pedalas yra pirmas iš kairės. Sankaba skirta trumpam laikui atjungti variklį nuo varančiųjų ratų. To pasiekiame paspaudę šį pedalą, o tuo metu galime lėtai stabdyti arba perjungti pavaras. Variklis nuolat dirba, o paspaudę sankabos pedalą mes neperduodame judesio į ratus. Atleidę sankabą važiuojame pasirinktą pavarą. Sankabą atleidžiame lėtai, tuo pat metu spausdami akseleratoriaus pedalą pradedame važiuoti. Vienu metu sankabos ir akseleratoriaus pedalas negali būti nuspaustas. Pavarų dėžė sudaryta iš velenų, krumpliaračių ir pavarų perjungimo mechanizmo. Perjungdami pavaras sujungiame skirtingos skersmens krumpliaračius ir galime keisti automobilio greitį bei traukos jėgą. Pavaros jungiamos iš eilės – pirma, antra ir taip toliau. Yra pirma, antra, trečia, ketvirta, penkta ir atbulinė pavaros. Pradėdami važiuoti įjungiame pirmą pavarą, o greitėdami jungiame antrą. Kai automobilio greitis yra apie 40 km/h, galime perjungti trečią pavarą. Automobiliui įsibėgėjus tenka jį stabdyti. Stabdžių sistema skirta važiuojančio automobilio greičiui sumažinti arba visiškai jį sustabdyti, bei išlaikyti stovintį. Stabdžiai būna būgniniai arba diskiniai. Štai taip veikia būgniniai stabdžiai. Uždėsime įsivaizduojamą ratą ir jį pasuksime. Kai trinkelės įsiplečia, ratas sustoja. Diskinių stabdžių veikimas toks. Trinkelė suspaudžia ratą iš abiejų šonų ir jį sustabdo. Taip dažniausiai atrodo hidraulinė automobilių stabdžių sistema. Priekiniai stabdžiai diskiniai, o užpakaliniai būgniniai. Paspaudus stabdžio pedalą, spaudimo jėga sustiprinama stabdžių stiprintuve. Po to spaudimo jėga paveikia stabdžių skystį ir tokiu būdu skystis patenka į stabdžių mechanizmus, o šie pajudina trinkeles ir vyksta stabdymas. Atleidus stabdžių pedalą, skystis nebeveikia stabdžių mechanizmo ir ratai nebestabdomi. Automobilyje dar yra ir stovėjimo stabdžiai. Tokiu būdu jie įjungiami, o taip išjungiami.
Stovėjimo stabdys naudojamas automobiliui sustojus. Vidurinis pedalas vadinamas pagrindiniu stabdžių pedalu. Jo viršus padengtas guma. Ranka paspausti pedalą gana sunku. Bet spaudžiant koją jaučiama laisvoji eiga. Labai svarbi kojos padėtis ant pedalo. Tuo atveju, jeigu tenka stabdyti trumpai ir ypač jei stabdžio pedalas būna nuspaustas ilgą laiką. Spausti reikia priekinę pėdos dalimi. Stabdžiai pagrindinė priemonė sustabdyti jūsų automobilį. Neveikiant varikliui, keletą kartų nuspaudus stabdžių pedalą, jie tampa neefektyvūs, tad važiuoti išjungus variklį nerekomenduojama. Draudžiama eksploatuoti automobilį, kai stabdžių sistema tampa nesandari. Prarastą skystį reikia tuoj pat papildyti į tam skirtą stabdžių skysčio baką. Stabdant automobilį, pedalo spaudimo stiprumas pasirenkamas atsižvelgiant į automobilio greitį, atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio, be to staigiai paspaudus stabdį, ratai gali būti užblokuoti. Visi ratai turi stabdyti vienodai. Tai galima patikrinti stabdymo metu paleidus vairą. Jei kuris nors ratas stabdo stipriau, automobilis suks į tą pusę. Jei vairo mechanizmas ir pakaba gerai sureguliuoti, jie posūkyje padeda grąžinti vairą į pradinę padėtį. Todėl vairas beveik neatsukamas atgal išvažiuojant iš posūkio. Vairo posūkio kampas priklauso ir nuo to, ar vairas turi laisvąją eigą ar ne. Šiuolaikiniuose automobiliuose vairo laisvosios eigos neturi būti. Vairo laisvoji eiga yra atstumas, kuriuo pasukant vairą ratai nepajuda. Vairo laisvąją eigą galima nustatyti tada, kai stovinčio automobilio ratai yra nustatyti tiesiai. Pasukite vairą į vieną pusę, kol pamatysite, kad ratai pasisuka ir atleiskite vairą. Padėkite ant vairo nykštį taip, kad jis būtų nukreiptas į šviesų perjungimo svirtelę ir pasukite vairą į kitą pusę, kol pasisuks ratai. Atstumas, kuriuo nykštys ir vairas pajudėjo šviesų perjungimo svirtelės atžvilgiu, vadinamas vairo laisvąja eiga. Vairo laisvosios eigos neturi būti, tačiau kai kurių senesnių modelių automobiliams leidžiama, kad vairo laisvoji eiga būtų iki 5 cm. Vairą būtina sukti tik tiek, kiek reikia, atsižvelgiant į posūkio kampą, kad išlikti savo krypties juostoje. Per daug staigiai sukdami vairą į posūkio pusę, išvažiuosime iš važiuojamosios dalies. Per mažai pasukę vairą išvažiuosime į priešpriešinį eismą. Taip atsitikti gali ir automobiliui važiuojant per dideliu greičiu, kai automobilį veikianti išcentrinė jėga išstums jį iš važiuojamosios dalies ribų.